Sveiki. Daugiausia raumeninės masės turite, kai jums yra nuo 20-40 metų. Kai jums sukanka apie 40 metų, jūs pradedate prarasti po 8% savo kūno raumeninės masės. Kai jums sukanka 70, jūs pradedate prarasti po 15% savo kūno masės. Tai reiškia, kai jūs pasiekite 80 metų, jūs nebeturite nuo 60-80% raumeninės masės, todėl dažniausiai susidurėt su osteoporoze, nebegalite normaliai vaikščioti, skauda visus sąnarius ir taip toliau. Tai ką turite daryti, kad jūs išsaugote kuo daugiau raumeninės masės, tai turite užsiimti jėgos sportu bei suvalgyti pakankamai baltymų. Tai jėgos sportas, tai paprasčiausiai nueinate į sporto salę arba dirbate su savo kūno svoriu namuose, tai atliekate pritūpimus, atsilenkimus, pratimus nugarai, tai darote 2-3 kartus per savaitę po 30-45 minutės, o kiek tų baltymų turite suvalgyti, tai apie 2 gramus kūno kilogramui. Baltymų galite gauti iš vištienos, pieno produktų, žuvies, jūros gėrybių, augalinės kilmės baltymų. Jeigu darysite šiuos veiksmus, tai aš garantuoju, kad tikrai pagerinsite savo ilgaamžiškumo, gyvenimo kokybę ir paprasčiausiai geriau jausitės, nes gausite pakankamai visų reikiamų maistinių medžiagų. Ir išsiaiškinti, ar turite maistinių medžiagų disbalansą šiuo metu, rekomenduoju atlikti nemokamą testą. Testo nuorodą pridedu komentaruose arba komentuokite, noriu, ar aš jums šią nuorodą atsiųsiu individualiai. Tai iki kito karto, mielieji.